Kaip vertinate šį teismo sprendimą? Jūs ne viską gavote, ko prašėte. Aš manau, kad sprendimas iš esmės reiškia, kad probacijos teikimas buvo patenkintas. Tai yra iš tiesų teismas trumpose motyvuose pasisakė, kad dabar vykdomas policijos patikrinimas naktimis pačio Igorio Achremovo yra netikslingas, nes tai yra iš esmės lėšų švaistymas. Žmogus dirba pastovų darbą, yra komandiruotėse ir netikslinga jį toliau taip kontroliuoti, kaip buvo numatyta būtent lytinio paleidimo sąlygose. O kokio pobūdžio tos komandiruotės? Tai yra ilgalaikės komandiruotės, jis dirba vairuotojų ekspeditorių, vežioja krovinius, prekes, tokio pobūdžio darbas. O kiek laiko jisai nebūna namuose, ar galės, tarkim, ilgiau negu savaitę jisai būti išvykęs? Taip, to kontroliuoti neįmanoma iš tiesų, nes kiek vyksta pats vežimas, tai priklauso nuo to, kaip toli reikia važiuoti. Tai manome, kad galbūt ir sprendimas yra teisingas ir teisėtas. Aš pranešiu klientui, tada mes svarstysim, ar tikrai verta jį skųsti apeliaciniu skundu, bet manau, kad iš esmės teikimas yra patenkintas. Tai... O ta įmoka čia vienkartinė, ar čia kas metus tam gaila? Čia yra vienkartinė įmoka, teismas nusprendė įpareigojimą neišeiti iš namų nuo 22 val. Iki 6 val. Ryto, pakeisti į vienkartinę įmoką, kuri yra 20 minimalių gyvenimo lygų dydžio, tai yra 2600 litų, kuriuos jisai turi sumokėti iki 14 metų kovo 1 dienos. Vienkartinė įmoka. O dar du kiti prašymai į ką pakeisti, ar iš vis nepakeisti, kad būtų aiškiau? Įpareigojimas 4 kartus per mėnesį registruotis probacijos tarnyboje pakeistas į įpareigojimą 1 kartą per mėnesį registruoti šioje tarnyboje ir Vilniaus apygardos teismo 12 metų kovo 10 dienos nutartiniai paskirtas įpareigojimas neišvykti ilgiau kaip 7 paras iš gyvenamosios vietos be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo yra paliktas galioti. Tai iš esmės tas yra normalu, manau. Bet buvo siekta daugiau? Taip, buvo siekta daugiau, bet dabartinis rezultatas, manau, kad yra tikrai atitinkantis ir realią situaciją. Ir manau, kad pasiektas rezultatas turėtų tenkinti ir klientą. Advokate, o jūsų klientas jau senokai laisvėje ir prieš tai buvo daug diskusijų, ar jisai vertas to lygtinio paleidimo, tai kaip jam sekasi būti taisomam, neizoliuotam nuo visuomenės? Aš manau, kad žmogus pradėjo darbą, atsakingai žiūri į savo pareigas, toliau, reiškia, įsiregistravo darbo biržoje, berods po 3 mėnesius susirado darbą, tai nėra vienadienis darbas, dirba iki šiol, su pačiu, kiek žinau, bendrauja su sūnumi, jį išlaiko, kiek leidžia galimybės finansinės, tai vykdo visas pareigas, kurios yra numatytas įstatymai ir, manau, yra, taip sakant, vertas to, kad gyventų tarp laisvėje. Aišku, ačiū.